Tai sveiki bičiuliai, sugrįžę į antrąją mūsų laidos dalį. Kaip ir pažadėjau Egiui, eisim išbandyti vieną pre-workouto, kurio dar nesam bandę pas mane laidoje su nieko. Šį kartą šio neturiu, aš jokiam šeikerį, kaip sakant, neturiu stiklinės gražios, kurią galėčiau pasidalinti, bet už nugaros stoja va tokie Energy Box aparatai, kurių Lietuvoje dabar yra berods jau 28 ir žinau, kad per 2025 metus turėtų jų dar išaugti nemažas kiekis, tai bus tikrai lengvai prieinami daugelį sporto klubų. O smagiausia, kad juose turėtų per kitus metus atsirasti iš Papildista Shop sortimento papildai, kuriuos mes dėliojam kartu su Energy Box komanda. Ir šiandieną turėsime progą išbandyti Thanos pre-workoutą, tai yra Asgardo firmos austrų, kuri yra vienas iš mėgstamiausių tikriausiai proteinų apskritai Lietuvoje ir vienas iš geriausių toks mūsų top produktas, bet jie turi gerą pre-workoutą. Jis man labai yra patikęs, aš esu bandęs jį pats. Jis tokio turi lengvo kaifo pojūčio. Išbandysiu. Viskas tenais legalu, nėra nieko nelegalaus, bet jis yra tiesiog labai smagus, veikliosios medžiagos, ką turi minėjai, ir betaloninas, argininas. Jisai tikrai nėra kažkoks pampinis, nors vadinasi, ateikim arčiau, jisai vadinasi Thanos Infinity Pump. Tai mes dabar pasidarysim porą šitų gėrimų. Taip, spaudžiam. Reikia kortelės, nerodom. Gerai, kad nereikėjo aplink kodą filmuot. Tai pažiūrėk, čia įkrenta podelis. Ir matot, šis pre-workoutas, jisai va čia bėga dabar. Tai mes pasidarysim porą, įkalsim. Ar dažnai darai tokias fizinio pasirengimo treniruotės? Tai fizinio pasirinkimo treniruotės apie 1-2 kartų per savaitę būna. Tokios jo, bet pas man būna rato treniruotės, dideliam intensyvume ir tu tiesiog keli širdies. Kiek laiko užtrunka? Apie su visais, jeigu šiaip bendrai pati treniruotė apie 40-50 minučių, bet su apšilimu tai tokių būna, žinai, biškė, taip, apie valandėlę. Okay. Bet kas, žinai, kas man patinka, tai tas, žinai, tradicinis bodybuildinimo. Žinai, pampinimas, tą žiauriai mėgstu. Ko aš čia dabar? O taip. Ai, ne, aš jau užsigandau, kad man neliks. Jo, tai man patinka, žinai, sakiau, kada baigsis boksas, reikės tada gerai. Rauskas tą patį sakė. Užmes masės biškį, žinai, pavyzdžiui. Pasikočiot. Jo, tas, žinai, nes pabaigęs vis tiek, kada tu baigi, žinai, savo profesionalią karjerą, tu negali nustoti, nes sportas man, žinai, kaip kaifas, man kaifas. Ir jo to reikia, žinai, to viso, žinai, to širdies darbo, visko, kiekvieną dieną. Jeigu aš būna nepasportuoju porą dienų, aš piktas vaikštau, man nervuotas, man atrodo viskas kažkas negerai. Nueini, pavarai gerai, pasportuoji, tada atrodo kaip meditacija, žinai, padarėjai, tada ramu. Jau ir man gal padarė. Ne, dar ar... O? Šiaip iš tikrųjų chebrytė žiauriai patogu. Kas, pavyzdžiui, neatsinešat prie workouto, užmirštat, norit smagios treniruotės, trūksta energijos, tokį aparatą surasti sporto klube, kaip ir minėjau, jau daugelį galima. Pasiemate Thanosą, čin ir įkalate. Skonės neintensyvus, šias man labai patiko. Ar turi, čia, nežinau, ar galim įvardinti planas. Planas tikriausiai, kad kada tas baigsis profesionalus boksas pas tave tokį? Kai buvo man 30, planas buvo baigti 35, dabar 36, dar nebaigiu, bet dabar visos... 40? Ne, galbūt, žinok, dar kiaukiu gal 38, nes man labai, žinai, kas stabdė karjerą traumos, bent porą metų aš dėl traumų buvo atkritęs. Plyšęs bicepsas, daugiau kaip pusę metų, trūkęs achilas, vėl pusę metų, kelienis, vėl pusę metų, žinai, tai vis toks, atsiranda, žinai, traumos, kurios pristabdo ir dėl to, žinai, porą metų iškrito, tai toks, žinai, ir dar jaučiuosi, fiziškai jaučiuosi gerai, dabar pasiruošimas kovai buvo, turbūt iš vis buvo pikinis. Dabar biškai bydna, ne, toks, kad kovos nebuvo. Nu labai, žinai, kada tu labai bydna buvo viso darbo, nes 2 mėnesius tiek su bokso treneriu, tiek su bendro fizinio treneriu dėjom tiek daug gero darbo, viskas buvo sudėliota, žinai, kaip laikrodukas, viskas jie gerai, pasiruošimas gerai, svoris krenta.
formą raundų, po 12 raundų šparingai, žinok, atvarai ir treneriai žiūri, blem, sako, viskas labai gerai, žinai. Pasižiūri, į veidrodį ryte atsistoji, pasižiūri, kurmi, patsuka jaunimas tokios formos neturi, galvoji. Ir blem, ir galvoji, kad paskui baigėsi. Judam dar link apšilimo. Pala, mes galim pabaigti gert. Reisim, padarysim greit tokį lengvą apšilimą, kad laiko nesudegint labai. Aišku, jūs kovotojai tikriausiai darote ilgesnius apšilimus. Mes galim labai greitai apšiliu. Gerai. Galim, aš kada, žinai, mano apšilimas prieš bokštų treniruojas apie pusę valandos trunka. Tai, žinai, dar labai svarbus klausimas, manau, daugeliu labai aktualus. Ar yra data, vis tiek su prancūzų komanda įvyks? Turi vykti. Tai yra data, ar dar ne? Datos nėra, bet planas kovo balandį. Tai laukiam, kol jisai ten... Tai greičiausiai grįžti į Ameriką ir pasiruošimas prasidėjo? Jo. Toks planas, jo, dėl to, žinai, kiekvieną dieną vis tiek eini pasportuoji, biškai paėdį, kad labai tos formos nepraras, žinai. Nesinori užkrauti per daug per atostogas, bet, žinai, nenori grįžti paskui labai overweight. Svarbu. Tai reiškia, greičiausiai, kol vis dėlto nebus to pirštinės numeris 1 titulo, nepasitrauks. Jo. Svarbu. Nes esi labai arti, ne? Jo, tai kaip ir šita kova buvo... Dėl galimybės kovoti dėl čempionų diržo. Taip. Tai čia, žinai, čia siekis visada būna pasiekti tą kovą dėl čempionų diržo ir tada pasimti diržą. Gerai, keliaujam. Šiandieną pasidarysime, mes tada tokią upper body treniruotę, nes kaip pagalvoju, kovotojai nėra aktualu auginti raumenų grupę. Nes, pavyzdžiui, tos mūsų įprastinės treniruotės, kaip mes dabar Lietuvoje labai populiaru, push-pull legs, jos labiau tinka, kada mes norim akcentuotis į kažkokias konkrečias raumenų grupės ir norim, tarkim, auginti raumenį, kad jisai progresuotų, o jeigu mes žiūrim tiesiog treniruotę, kuria bendras sustiprinimas kūno, kad tiesiog visas kūnas būtų stiprus, nieko mes neauginam labai jau, tai šitą vietą labai tinka upper ir lower body treniruotės, tai tarkim, tu pats minėjai, kad sportuoji 2 kartus į savaitę, tai tarkim, vieną treniruotę upper, tai mes paimam krūtinę, nugarą, pečius, rankas šiek tiek. Tai paskui lower, tai tiesiog pajungiame kojas, sėdmenis, blauzdas. Tai va tokią treniruotę pasidarysim šiandien būtent viršutinės kūno dalies. Pabandysim kažką pažaisti daugiau su izoliaciniais, nepulsime ten griūti po štangom ar kažkokiais dideliais svoriais kažką demonstruoti, mums to nereikia. Tiesiog, aš kaip sakau kartais, reikia neužmiršti, kad sportas turi būti smagus. Jo. Tai gerai, pasidarome lengvą apšilimą ir keliaujam pasportuoti. Mūsų pirmas pratimas bus jisai toksai labai, galim būti pavadinti bazinių pratimų nugarai. Pats darai deadliftus? Ne, deadliftų ne. Su giram kažkiek įjungiu, bet nedaug. Tai vat, aš šitą pratimą, aš nežinau kaip jį lietuviškai, jisai vadinasi rack squat, man atrodo. Aš nežinau, kaip lietuviškai išversti, bet yra tokie boksai čia už nugaros, ant kurių būna irgi patogu daryti. Ir mes darysime šitų saklių tokį pusinis deadliftas. Tai yra, kada mes norime mažinti galimas traumos tikimybės, nes žmonėms, kurie nėra pratę daryti deadliftų, kurie to nemoka daryti taisyklingai, tai yra iš tikrųjų pavojingas pratimas. Deadliftas jo labai. Tai kadangi aš asmeniškai nesu profas jėgos sporto, tikrai nemanau, kad esu labai geras deadlifto technikoje, bet būtent ant paaukštinimo, kada aš nenuleidžiu iki pat žemės, galima pasimti ir tikrai puikiai apkrauti visą nugarą. Tai toks pratimas, ant kurio aš kartais praleidžiu kokius būna iki 10 priėjimų. Tai jį pasidarius, tu gali apkrauti visą nugarą ir pilnai šyla, lieka koks vienas pratimas dar izoliacinis pasidaryti ir nugarai užtenka. Mes irgi pasidarysime. Pradžiai visada, aš kaip sakau, ego, nors ir esam bachūrai iš Kauno, bet ego pasidam į šoną sporto salėje, iki ego reikia daugti. Tai pradžiai pasidarom visiškai su tuščia štangutė, tiesiog pasiruošiam kūną, paruošiam raumenis atlikti pratimui. Esmė yra, kad štanga turi važinėti prie pat kūno, kiek įmanoma arčiau.
Čia nėra labai svarbu, kiek mes jų norim padaryti. Tiesiog pasidarom, kad pasigauti raumens sutraukimą, menčių suspaudimą viršuje. Tokį daryti. O, jo. Jo, suspaudžiam, leidžiam. Tai vat šitas pratimas yra tikrai ganėtinai saugus, galima ir su svoriais su juo pažaisti. Mes saugom savo nugaros apačią, tai labai nenorėčiau, kad Egis susitraumuotų ar kažkas įvyktų, nes tikimės, kad pavasarį vis dėlto bus ta kova. Nieko, palaukit. Tuoj pavarysim, pasipūsiu biškį. Pasipūs nereikia. Pradžia 10 pasidaryk. O žiūrėk, į priekį, jo, pasistum, kad būtų lengviau nusileidinėti. Išįgari koją, siauriau. Pečių plotį. Ir čia svarbiausia presas, kad būtų Egi užtrauktas, kaip su deadliftu. Tas pre-workoutas tik to įveikti pradės. Jo, gerai, čia blema. Tik dabar kabint pradės. O ausytė skaista? Šitą vietą, kai darom šitą pratimą, būtinai nepamirškime viršui, nedarykim per siaurai, darykim taip, kad mes galėtume suvesti, bet ne į viršų šitaip, o suvesti mentis atgal. Tarsi norėtume išplėšti tą krūtinę. Bandyk. Presą užtraukiam. Jo. Odės. Tai va, jeigu pasidarėm vieną pratimą, apšildėm kažkaip po visą nugaros plačiuosius, viską mentis, tai dabar pasidarysim tokį vieną akcentinį daugiau būtent į menčių sutraukimą. Galima būna daryti treniroklį, kur būna po vieną ranką būtent, bet kadangi buvo užimtas, tai tiesiog parodysim, kad ir jūs galėtumėt prisitaikyti, kas norėsit pabandyti. Tiesiog trosai, tikriausiai dabar jau kiekvienam sporto klube galima rasti. Tai toks paprastas bus, paprasta variacija, po vieną ranką. Kaip bažnyčių priklausom tik ant vieno kelio. Ir tiesiog vedam. Čia suspaudžiam apačioj. Ištraukiam. Nuliamo, čia gerai. Čia labai gerai pajausit suspaudimo metu. Tokį užkirtimą sparno. Ir keičiam ranką. Galim šitą. Galim šitaip. Galim tai daryti. Svoris 30.
Tikrinu svorį, blemą. Ką, tikrinė svoris? Tikrinu svorį. Pasibandyk. Pa, kurio tu Žinai, ką geriau, ne, šitą keliu. Čia kaip tau patogu. Biškis pradžiai susimažink, kad pagautų judesį. O paskui norėsi pasikelsim. Davai, čia pabandysiu. Iš šitos pusės. Įsitrauk, kiek eina per ranką ištiestą šitą. Jo. Biškį vos pasipriek kilkūnę. O. O turi pajaus iš karto. O. Pasidarysim, kadangi mes darysim 2 nugaros pratimus, 2 krūtinės pratimus, pečių galą atskirai vieną pratimą ir pečiam dar vieną pratimą, tada rankos iš mes turėsime 6-8 pratimus. Rankom greičiausiai padarysim super setą, kad būtų įdomiau. Tai darysime po 4 priėjimus. Pakartojimų darom 8-10 diapazonį. Ir čia nėra ta vadinama till failure treniruotė. Mes neturim jokio akcento, kad užmušti raumenį. Mes tiesiog darom tokį bendrą viršutinės kūno dalies treniruotę. Jinai labai tinkama tiem, kas iš tikrųjų neturite galimybės intensyviai sportuoti. Tarkim, keletą kartų į savaitę, bet norite, kad pradirbtų visi kūno raumenys, norite bendrai sustiprėti, kas dabar beje labai aktualu ant pavasario visiems. Tikrai aš garantuoju, kad pusė grįžtate į sportą po ilgų pertraukų. Keep going, guys. Tai nugarą pasidarėm. Jauti? Jaučiu, gerai, jau pasipulpavo. Nusimečiau. Aš tokios smaigės neturiu, reikės tik tai kelt rankovės. Tau tas bicas, kur buvo trūkęs, labai matosi? Ai, jis trumpesnis, manosi. Ai, jis vaikšto taip įdomiai. Ir tai čia plyšęs visiškai, tada čia dalinai ir dar buvo čia irgi plyšęs. Tau trukdo karjerai tavo? Ne, aš nesugalvos, nejaučiu, žinai. Nes atsistatymas gan geras buvo. Ir kada aš atsistačiau po pusės metų, vėl buvo čia plyšimas, žinai, ir tada toks, bet dabar nesugalvoju, žinai, nieko, man nėra nei skausmų, nei diskomforto. Tai didžiausių kūno deformacijų. Žinai, boksininkai dažnai turi, ten ausys būna, dar kažkas, nosys. Bicepsas, žandikaulio kapsulė plyšus, tai kai per daug išžioja būna tak. Aš turiu irgi šitą gėdą. Jo, tas achilas plyšęs, tai ikra visai mažytė šitą neatsigavo. Kelienis plyšęs 2 kartus, šonkuliai lūžę, būdu čia guzai. Nu, yra pas mane yra visokių. Jo, tai ne nosis, tik tai pertvaras, žinai, išė šaibom, bet nelūžant. Nėra lūžus nosis? Ne. Visi sako, boksininkai nosis būna. Jo, ir pas mane ta nosis, matai, tokia nemaža, bet, žinai, bet sakau, tik pertvaras, aš atsimenu, kai boksą pradėjau lankyti, pasitikrom tam dispanserinį sveikatą, viskas gerai. Po pusmečio boksų lankant atėjau, o jau nosis savo, kada būsiu, jau norėsiu operuoti, pertvarą galėsiu operuoti, jau po pusmečio. Bet neoperavai? Ne. Šiaip sako, operacija, dar kol boksuosi, nėra gerai, nes jie sumažina tą kremzę, nušlifuoja. Ten nugramdo. Jo, ir lūžį, gali lūžti greičiau, tai žinai, tai kol dar laiko tą nosį, žinai. O šiaip sakau, visas palūžinėjęs lengvai. Gerai, parodom hibridai, ką darysim, pradam daryti krūtinę. Pasirinkau vėl staklytės pradžiai, kad būtų lengviau iššilti. Tai čia svarbiausia atsireguliuoti aukštį, kad būtų rankenos ties krūtinės juosta. Iš tikrųjų labai patogus pratimas, bent va šitos staklės man asmeniškai jos labai patinka. Nes aš labai gerai pajuntu apšilimui būtent krūtinę, man jinai šyla, paskui lieka tik tai kažką biškį dadėti, tai mes su trosas paskui dadėsime ant viršaus. Irgi pasidarom 10. Matai, niekur neskuba, jaučiam, kad suspaudžiam tą raumenį.
Nu. Tau reiktų arba bandyti už apatinių rankenų imti, arba kelti sėdinę aukščiau, nes sauganas, bet šitos jau rankenos per aukštai. Nu, o jeigu O šitų? šitas, jo, bandyk ant apatinių jau daryti. Ir stenkis irgi išplėšti nugarą, aha, ir suspaudinėti, jo. O, labai gerai. Nu, kaip, pajutai kabiną? Jo, gerai. Aš. O Krūtinę man daryti turi patinka. mėgstamiausią pratimą krūtiniai? Štangų spaudimus. Mėgsti štangą? Šiaip nespaudžiu daug, bet šiaip mėgstu. Jeigu būna galimybė, ne? Jo, jeigu būna galimybė, aš būdavau paspausdavau, aš maksimumą gal kažkada gerais laikais 315 poundų, tai net nežinau kiek čia 103 keli gal paspaudęs buvau. Bet jau tada buvau kėlęs, žinai, tada jau būdavo, kai, žinai, Ir tavo svorio nemažai jau. keldavau, tai buvo, žinai, vieną sykį nepaspaudžiau, tai buvo, žinai, juokinga istorija, žinai, treneris su treneriu dirbo man jėgos, žinai, Jo. ir treneris negalėjo, aš turiu, ką sako, nespaus maksimum, sako, manęs nėra kas prižiūrėti, ai kažkaip atėjau į salę, žiūrėti, tų žmonių yra, galvoju, vienas tikrai paspausiu, užsidėjau 315, apšilau gerai viską, žinai, besikėliau, užsidėjau 315, galvoju, nėra kas prižiūri, tikrai paspausiu, žinai, pagalvojau, savim pasitikėjau per daug, nuleidau 315, iki pusės paspaudžiau, pum. Ir atgal, ir sėdžiu, o blemba. Tai gerai, bachurėlė, žinai, per veidrodį darė visus pamatymai, per veidrodį pribėgo, nuėmė. Jeigu turi dar porą klausimų tokių, kol laukiam atsilaisvinčių trosiukų, Jo. damušim krūtinę. Tavo didžiausias gyvenimo pralaimėjimas? Kovoj? Nežinau, up to you. Pačiam gyvenime pralaimėjimų, manau, nėra, žinai. Aš kaip žiūriu savo kovoj, jo, turbūt pralošimas prieš Crawfordą buvo toks, žinai, stipresnis, kur, žinai, buvau arti šanso, pasimdiržą, žinai, ir pradžia kovos Tu vedėjai, realiai. Pradžia kovos man buvo tikrai labai palanki, atrodė viskas gerai, tada vidury kovos kortas apsivertė, žinai, nu ir Crawfordo bartis tai parodė. Tai tas, žinai, tas turbūt skaudžiausia pralaimėjimas, tas, žinai, buvo. O gyvenime, pačiam gyvenime, kaip manau, žinai, ką pergalvoju, tai tokių pralaimėjimų kaip ir nėra, žinai. Aš manau, kad, žinai, aš kaip galvoju, stengiuosi, žinai, gyventi visada pozityviai, viskas visada žiūrėti gerai ir, žinai, kai visiems linki gero, galbūt kažkiek gero ateina tau, galbūt ne visada tiek ateina gero, žinai, buvę visokių, žinai, sunkių etapų gyvenime, bet tai nemanau, kad tai pralaimėjimai, žinai. Sunkus etapai gyvenime tik tai užgrūdino mane, žinai, ir padarė to, ko aš esu dabar, tai, žinai. Tiki karmą? O jo, labai. Šiaip ir tikintis į Dievą, ne? Labai tikintis į Dievą, tikintis, nu, žinai, karma jo visada ir aš visada tikiu, žinai, reikia daryti gero kitiems žmonėms, žinai, dėl to, žinai, toks stengiasi būti, žinai. Mes dabar darysim, žinau. Mes jau čia laukiam, jo. Tai jo, tikiu į Dievą, žinai, stengiasi visada gyventi. Ne visada galbūt išeina, žinai, dorų keliuoji, bet, žinai, stengiasi visada, žinai. Prašai Dievo palaimos ir atsiprašai. Eini bažnyčią? Ne kiekvieną savaitę, iki COVID eidavau, kiekvieną sekmadienį visada, žinai, būdavo, visada, kada žmona atvažiavo, žmona eidavo kartu kiekvieną sekmadienį, bet tada prasidėjo COVID, žinai, bažnyčios buvo uždarytos, kaip kažkodėl keistas dalykas. Ir po COVID taip ir negrįžau, kad taip, žinai, konsistentai. Karts nuo karto nueinu, bet ne kiekvienas. Svarbu. Gerai, darysim su trosais pratimą. Tiesiog labai paprastas pratimas. Tai
Aišku, kartais, žinai, aš sakau paprastas, kartais ir tas paprastas pratimas daugelis atlieka neteisingai. Na, Tiesiog pasižiūrėsim, kad būtų viskas teisingai daroma. Kadangi prieš tai darė merginos, tai sorry pasiliekam. Šitą pratimą darant, labai svarbu nesusikūprint kažkaip į priekį, nesugriūt, o kaip ir visuose pratimuose su krūtinė. Ką? Kaip ir visuose pratimuose labai svarbu išplėšti tą nugarą ir tau suvedinėti plačiu lanku. Ne po savim kažkur nesugriuvus, o plačiu lanku. Iš tikrųjų labai neblogas pampinis pratimas krūtiniai. Matot, net atsilenkiam atgal, išsipampuojam į priekį ir plačiu lanku rankos juda. Kaip matot, aš labai mėgstu akcentuoti lėtus išleidimus atgal. Galima suspausti truputį greičiau, bet aš mėgstu visada tą išleidimo fazę dabar jau lėtesnę daryti. Nu, pavanikiai. Blema, šitas, sakai, mergaičių svoris, bet... Nu, sakau, prieš tai mačiau, merginą, žinau, darė. Blema. Norėjau mažinti, bet galvoju, negalima. Irgi, truputį pasimink į priekį. Aha. Užsitvirtink save. Ir čia kontroliuok, nepadaryk palaidų rankų. Visą laiką turi būti tempime. Jeigu jauti, kad atsipalaiduoja, plėšk iš karto. O, spaudi. Neleisi atsipalaiduoti raumenį. O, labai gerai. Nu, blema, čia. Ne, žinau, padarytume šitą skočioką. Vai padarysim, Baltymo gerus steroidus. Padarysim, baigti. Kai vada netikrintų jau. Kai vada jau netikrins, jau bus Bet galima. šiaip pas jūs Amerikoje yra labai legal tas vadinamas strong treatment therapy. Kada vyrams nuo vyresnio, nuo 40, kaip ir uždyka netgi, man atrodo. Valstybė tenais kaip ir skatina, kaip ir dotuoja tą testosterono terapiją vadinamą. Yra vietų, jo, kur gali, žinai, Sutvarkyti. Augimą, testosteroną. Augimą iš viso, iš principo, jeigu taip jau pasižiūrėti, tai vado jo net netikrinai. Nu jo, bet nu, šiaip kaip ir netikrina, bet ir tikrina. Ta prasme, gali. Gali paimti, bet aš kiek žinau, nu bent pas mus čia Lietuvoje, tai augimo hormono, kai vada daro tyrimus, jie nežiūri, nes yra gana brangus tyrimas. Bet Amerikoje žiūri. Amerikoje, žinai, ir kaip žiūri. Jeigu tave patikrino va dabar, patikrins po metų laiko, jeigu augimo pas tave tie rodikliai prieš metų, kur tikrino, skirtingi bus. Kodėl? Kodėl? Tai, žinai, nes augimo kaip suranda, taip ir suranda. Ta prasme, jie ištirs pas tave. Galima ištirti. Ne, bet jeigu pas tave, žinai, dabar paims tave, ištirs tave ir tas niekad prieš tai netyrė. Nu jo, neturės paros taško. Neturės paros taško, gal pas tave aukštas augimas, nuo savaiminis hormonas. Bet jeigu turi atskaitos tašką ir pas tave jau pakilo kažkas negerai. Okay. In machine. Darysim, jeigu šitą dabar mostus, tikriausiai tekia daryti mostus, čia, ne? Tai darysim biškį kitokią variaciją tam, kad izoliuotume kūną. Tiesiog mes savai įsistatom ant suoliuko. Ir pasiimsim panteliukus ir tiesiog va, tokius va. Kiek įmanoma daugiau tik iš pečių būtų darbas. Ok? Jo. Einam mažiausius, kur mažiausi? Ten raudoni. Šiaip galiu pasakyti, kad maladiec, nes mokyti taisyklingai tai mūsų rimtai žinok. Aš vis dar labai daug sutinku
mėgėjų ir ten kitokių sporto atstovų, kur nemoka tų mostų taisyklingai. Tai pastebėjau, kad labai neblogai izoliuoja trapeciją viską. Stengiuosi. Šiaip tokių ne, bet esu daręs. Spariatis panašiai. Esu daręs, sakau, aš praeitį, žinai, salė praleis nemažai laiko, žinai, ir visada norėjau būti, žinai. Raumo atmintį turi. Jo, raumo atmintį, manau, kad turi jo ir, žinai, stengiasi, padarai, žinai, bet stengiasi vis tiek supras, kur raumo turi dirbti, žinai. Ne tai, kad, žinai, pradėsi masuoti ir ten... Aš vis dažnai viską, ką darau, stengiasi jausti, kas dirba, kuris raumo dirba. Tada, žinai, tada gali reiškis gerai darai. Dar vienas klausimėlis. Didžiausias gyvenimo laimėjimas. Sūnus. Jo, mano sūnus tai didžiausias laimėjimas, nes tikrai, kaip gimė sūnus, žinai, daug kas pasikeitė gyvenime, mano, žinai, požiūris į gyvenimą, manau, kitaip, žinai, supranti, kad esi atsakingas už vaiką ir matai, kaip jis auga ir toks, žinai, gaunasi pats spindys tėvų, žinai, ir matau, kad tikrai auga labai, žinai, man nuostabus vaikas, man, žinai, savo vaiką, manau, kiekvienam tėvui, žinai, savo sūnus arba savo dukra, žinai, nuostabiausi vaikai, bet sakau, jo, sūnus tai... Tai šneka lietuviškai normaliai? Jūs šeimoje? Šneka lietuviškai, šneka angliškai. Jūs šeimoje lietuviškai bendraujate? Šeimoje lietuviškai bendraujam, pirmadienį, penktadienis į amerikietišką mokyklą eina, o šeštadienis į lietuvių mokyklą vedam, kad... Jūs turite lietuvišką mokyklą, ne? Jo, šeštadienį lietuvių mokyklą, kur eina, vis dar, žinai, laužiam ir aš vis dar, žinai, namuose lietuviškai turi būti, nes jam vis tiek lengviau anglų kalba, nes kiekvieną dieną draugai, kaimynai angliškai, bet jisai čia grįžęs, sako, tėti, tu žinai, sako, ką, čia visi lietuviškai šneka, sako, jo, kaip faina, jam kaip patinka, jo, jam labai patinka. Tai niekur toli neinam, pasidarysim iš karto pečių galą, pasilenkiam suoliuką žemyn, atėmam hanteliukus, tikrai pratimas, kurį lengva prisitaikyti visur, kur yra hanteliai, kur yra suoliukas, tai galėsit pabandyti patys. Tai tiesiog įremiam kaktą. Šitą. Rankas į priekį, kad būtų vienu juostu, kaip minėjau. Ir važiuojam. Tai darom, tadagi pažiūrėsim, kaip tau sekasi su pečių galu pajausti. Dažnai daug kas nejaučia, žinai, pečių galo. Pažiūrėsim, tu pečių priekį visą labai šonus gerai jutai. Matau, kad čia sagi irgi nebus problemų. Tai pečių galas, būtent šitą dalis, Visada akcentas svarbiausias, norint taisyklingai atlikti pečių galą, tai kad va šita juosta, kur eina pečiai, su rankom būtų daugiau kiek įmanoma lygi. Nes jeigu rankos paeitų į čia, tada kabintume, jau pradėtume nugaros kabinimus, trapecijos kabinimus. O jeigu mes sugebam išlaikyti tą juostą per pečius lygį, tada pečių galas įsijungia puikiai. Tai, bičiuliai, pabaigai padarysime... Daug kas mėgsta labai rankas daryti. Mėgsti rankas daryti? O, jo. Rankas gerai. Tai darysim super setą. Tiesiog tokį 4 priimus, trosas iš viršaus, trosas iš apačios plaktuko principų. Tai tikrai turėtume gerai pajausti ir tricepsą, ir bicepsą. Tai pasidarysim tokius ir greičiau, ir kad būtų smagiau. Aš mėgstu visada pasidaryti tą patį svorį. Survivors crew, me machine in the house. The name rings bells from the streets to the ring. I'm sending foes to hell. World champ in my sights, ain't no time for play. Every jab, every hook, I'm grinding every day. Down at the gym, I ain't clanging. Sweat dripping low, pushing past the limit. Watch the muscles grow. Got that killer instinct, a heart that beats like thunder. Opponents crumble, they go 6 feet under. Ain't no charity here. This ain't no friendly sport. Pradžiai, kai svoris nedidelis, tai kokių 12. Jam svoris nedidelis. Kam didelis? O dabar šitą pratimą, kai darom, truputį pasvirkim atgal. Nes jeigu taip, mes galim sutrumpinti amplitudę. Tai norim išlingti, biškį atgal ir važiuojam. Kaip plaktukas, matot rankos. Suspaudžiam. Alkūnės prie savęs. Svarbiausia, niekur neskubėti. Sakau, akcentuokime, kad turi būti jaučiama iš raumens. Pabandym, aš čia pabandysiu. Nebūtų,
Taigi neskubėk kiek. Daugiau pasirengi biškį priekį. O. Savęs tvirtai stovė, žinai. Aš matau, kad šitau reikia svorį pasitikti. Per lengvai to šit tabaluojas rangus. Šilimai 12. Dabar čia 12. Biškį atgaujo. Kūnės. Jo, prie savęs. Stengiasi pačių kūnį užkilnėti. Jo, teisingai. Ir tai darysim 4. They call me Supplement King, the muscle alchemist. Got the potions and powders, the ultimate fitness list. Creatine, protein, BCA relays, you name it. From skinny to swole, I help you frame it. Down at the gym, I'm a fixture, a concrete god. Sculpted physique, every muscle hard as a rod. Tai, Egi, iš tikrųjų labai ačiū, kad skyriai radai laiko nusifilmuoti, pasportuoti. Lietuvoje laikas kiek tu mėnesis tau gavosi? Jo, mėnesiukas. Jau greitai išvarysi atgal? Greitai atgal, laikas greitai bėga Lietuvoje, kai smagu, žinai, kai smagu, šeima, draugai, tai greitai pralėkė. Ir pasportuojam dar į tarpus. Matau. Aš dar noriu asmeniškai nuo savęs padėkoti Gym Plus sporto klubui, kurie įsileidžia mus į svečius, leidžia pasportuoti, priima draugiškai. Tai labai jums ačiū ir tikrai dar sugrįšim ne į vieną Lietuvos Gym Plusą. Egi sakė, irgi patiko. Geras, labai geras, visko yra, ko reikia, pumpuot. Ja, auginsim raumenį. Taip. Tai vat, Egi, kadangi vis tiek metai nauji, 25-ieji tie gyvatys metai, sako, moterų metai. Tai va, moterų daugiau sporto klubuose. Ką norėtum palinkėti nuo savęs lietuviai, kuris žiūri, kuris vat, ieško tos motyvacijos? Nu, paprastai, svarbiausia reikia sportuoti sveikai ir būti sveikiam ir laikytis režimo. Kaip sakant, Roma nepasistatė per dieną, atėjęs vieną kartą į salę ar 2 kartus nesitikėkit, kad bus labai daug rezultatų. Reikia pastoviai eit, sportuoti ir tada vasarą būt formai. Aš noriu nuo savęs ir nuo žiūrovų iš tikrųjų tave irgi palinkėti, kad ta kova su prancūzų turėtų stipriai ruošiais seniai įvyktų ir neužsikęstų labai ilgai. Vis dėlto visi norim pamatyti dėl to pasaulio titulo čempiono kovos, kad kaip jinai ten baigtųsi, aišku, visi linkime, kad tai būtų tavo pergalė, bet netgi, kaip pagalvoja, tokio lygio varžybų pralaimėjimas, tai yra neįkainojama patirtis ir irgi tai yra tam tikra pergalė. Nes vien tenais patekti ir kovoti ir būti lietuviu, tai yra labai stipru. Iš mažos šalytės į aukštumas. Tai va, taigi, ačiū, kad radai laiko, dar kartelį ačiū tau, kad skiriai mums visiems dėmesio ir tikiuosi, kad mes dar tikrai kažkada susitiksim. Dėkui tau, ką.